Sveiki, mėly draugai. Štai ir pradedame mūsų nuostabų musinių pyragaičių kursą ir pradėsime mes nuo kokosinio musinio pyragaičio su persiko ir mango įdaru. Be to, prie to deserto pas mumis bus traškus sluoksnis ir aš dabar jums parodysiu, kaip tą traškų sluoksnį padaryti. Pradedam. Tai mes turime viską po 30 gramų, tai 30 gramų baltymo, 30 gramų minkšto sviesto šilto, miltų 30 gramų ir 30 gramų cukraus pudros. Tai pradėsime mes nuo to, kad paimsime sviestą ir cukraus pudrą ir gerai sumaišysime. Iš to kiekio pas mumis gausis kažkur 70 gramų jau gatavų traškučių ir turim, galima pasakyti, suplakti viską, kad pabaltų mūsų sviestas ir taptų vientisa tokia masė. Jau su šlaktelė galim gerai suplakti. Kai pamatysit, kad jau pradeda balti, suminkštėja jūsų sviestas, kad tokia vientisa pasidarytų masė, matot. Ir dabar jau į tą mūsų sviestą galim įpilti mūsų baltymą. Gerai suplakam. Ir tada įdėsim mūsų miltus. Miltus geriausiai prasijoti, kad jau nebūtų jokių gabalėlių. Galim iš karto visus miltus dėti. Ir vėlgi labai gerai sumaišysim. Ir to kiekio mums užteks, kad padaryti 2 skardas. Nes iš tikrųjų mums reikia dabar paskirstyti tą tešlą labai plonai. Paimsim kepimo popierių arba gali silikoninį kilimėlį arba tifloninį, jau nesvarbu. Ir tiesiog paskirstom labai plonų sluoksnių ir stengiamės padaryti lygų sluoksnį, jo, kad nebūtų kažkur storesnis sluoksnis, kažkur plonesnis, jis turi būti kuo lygesnis. Ir paskui dėsime orkaitę 160 laipsnių. Geriausiai naudoti viršų ir apačią, arba galima konvekciją. Ir maždaug pusę paimam. Galima iš pradžių su silikoninė mentelė paskirti, paskui paimti kažkokį tokį peilį. Ir kuo planiau ir labai lygiai. Sluoksnis turi būti permatomas, kad jūs matytumėt jūsų kepimo popierių ar kažkokį kilimėlį. Laikom orkaitį iki tol, kol bus tokios rudos spalvos, galim pasakyti tokios pat kaip mano kepimo popierius. Kažkur apie 10 minučių užima. Viskas labai priklauso nuo to, kokią orkaitę jūs turite. Štai šitaip atrodo mūsų vafliai, kai jau iškepa. Ir dabar mes tą sluoksnį tiesiog turim susmulkinti ir padaryti tokius traškučius. Ir šitos traškučius mes paskui naudosime mūsų traškiam sluoksniui. Traškų sluoksnį mes darėm mūsų musinio pyragaičio kursui. Ir dabar jūs matote, kaip aš puošiu su valgomu auksu musinius pyragaičius. Ir pažiūrėkite, koks grožis gavosi. O skonis tai tikrai kažkas neįprasto. Šis kursas tai 3 dalių kelionė į gardžiausių skonio ir elegancijos pasaulį. Kiekviename etape sukursime vis kitokį desertą, kitokį skonį. Tropinio skonio su mango persiko širdimi, prabangų karamelinį su banano akcentu ir juodojo šokolado su subtiliu moliūgų kriaušių įdaru. Viską rodysiu žingsnis po žingsnio, todėl kursas tinka ir pradedantiesiems. Pradėsime nuo traškaus pagrindo ir užbaigsime neprikaištingą veidrodinę glazūrą. Daugiau informacijos apie pilną musinių desertų kursą rasite šio video aprašyme.